Gerą dieną, mėlyjei. Sveikinusi su jumis. Gal palauk, išgėdžiu ziestą. Labą dieną. Labas. Štai ir praėjo daug laiko. Ir aš vėl čia. Povilas. Daržininkas Povilas, kuris nerodo savo daržo. Kurgi aš esu? Kurgi aš buvau ir kągi aš darau. Gavosi čia visai nemaža pertrauka. Kodėl paklausit? Na, jeigu sąžiningai atsakyti savo ir jums, tai dėl to, kad tiesiog užsipisau. Tiesiog daug visko vyksta gyvenime, reikalauja daug tas resurso mano asmeninio. Ir tada prie viso to judesio, kuris vyksta mano gyvenime, dar kažkaip gal aš biškai persivertinau savo jėgas, kad prie viso šito aš čia dar lakstysiu su kamera ir dėliosiu, ir filmuosiu, ir po to dar montuosiu, ir galvosiu, ir kursiu kažką tai smagaus. Tai jo, idealiam pasauly gal ir pasilikčiau šitą kaip hobį, bet realybėje tai tiesiog per daug visko. Plius, praeitam video kalbėjau apie iššūkį, apie pokerio iššūkį, tai apie jį be abejo šiandien papasakosiu, bet sakykim taip, jisai buvo toksai klampokas man. Tai prie viso to prisideda ir tai, kad tas mano darbas buvo toksai, sakykim, klampokas, tai automatiškai ir veikti va tokius dalykus, kurie vis tiek reikalauja kažkokio tai lengvumo ir kažkokio biški paleidimo ir kažkokio čia pamalimo liežuvių, pakalbėjimo kažką tai. Tai ir aš tavęs per daug nespaudžiau, jaučiau, kad aš kažkaip nelabai noriu ir sakiau, fuck it, niekam aš nesu čia įsipareigojęs, niekam aš čia neprivalau kažkada kelt, nekelt, rodyt, nerodyt. Ir tiesiog buvo toksai mano jau gal per vidurį iššūkio, aš supratau, kad aš tikriausiai padarysiu epizodą po iššūkio ir jau apibendrinsiu jo rezultatus. Šiandien ir pakalbėsiu apie iššūkį, šiek tiek noriu pakalbėti ir apie save, nes vis tiek per visą šitą laiką aš vis tiek skiriu nemažą dėmesį savo, bandau skirti, bandau klausyti savęs, bandau kažkokias skirtingas praktikas, kurios moko labiau jausti save, mažiau prote gyventi, panašiai, žodžiu, vyksta tenais dalykai kažkokie tai. Ir trečias dalykas, tai norėčiau jums parodyti savo, čia man šovė tokia mintis dabar sėdint į kamerą įsijungus, tai žiūrėsim, ar čia kažką parodysiu, ar neparodysiu, nežinau, bet dabar tiesiog tokia mintis atėjo. Tai žodžiu, iššūkis aš ir verslas / naminiai gyvūnėliai, kurių dar nematėt. Tai iššūkis. Iššūkį galima būtų skirti į 3 dalis. Iššūkis galėjo turėti 3, kaip čia pasakyti, outcomes. Pirmas, kadangi jisai buvo iš 2 dalių, turiu laimėti pinigų ir turiu laimėti pakuotę. Tai pirmas outcomes, aš laimiu pinigų kiek norėjau ir laimiu pakuotę ir važiuoju į Vegasą. Tikriausiai pats geriausias, teisingai. Antras outcomes, aš įvykdau tik tai kažkurį tai vieną. Arba laimiu pinigų, bet nelaimiu pakuotės, arba nelaimiu pinigų, bet laimiu pakuotę. Tai toks per viduriuką. Dar labai priklauso iš tikrųjų, ką laimi, ar pinigų, ar Vegasą. Kaip manot, kas smagiau būtų. Trečias ir pats nemaloniausias, su kuriuo nemaloniausias nereiškia blogiausias. Gal jisai leistų, tas nemalonus jausmas leistų kažkur tai save paugint. Tai žodžiu, 3 outcomai, kuris atsitiko man. Man atsitiko, spėsit, kad geriausias. Nežinau, kodėl pasakiau, kad spėsit, kad geriausias. Įdomu, kurį būtumėt spėję. Tai galit spėti savo galvoj dabar, kol dar nepasakiau. Tai anyways, atsitiko antras variantas. Tai aš vieną pasiekiau, kito nepasiekiau.
Ir labai džiaugiuosi, kad pasiekiau tą fainesnį. Tai laimėjau pakuotę į Vegasą. Tai reiškia, kad birželio 22 3 savaitėm išvažiuosiu į Vegasą. O piniginę pusę tai aš neįvykdžiau, švelniai tariant neįvykdžiau. Tai iš tikrųjų ir raninau blogai, ir žaidžiau, man atrodo, tikrai ne aukščiausiam savo taške. Dėl tų visų priežasčių aš čia tai bandau savo kažkaip pateisinimą ieškoti, bandau geriau suprasti, kaip čia kas čia. Tai vis dėlto nemažą mano resurso dalį dabar išnaudoja tas mano bandymas tiesiog save susirinkti ir pasižiūrėti tai, kaip aš čia ir ko aš čia noriu. Nes tai reikalauja kažkokio tavo pačio actiono, kad tie dalykai pradėtų kažkaip keistis. Tai aš privalau ir tam dalykui skirti laiką ir iš tikrųjų čia yra toks mano kaip ir prioritetas šiai dienai. Aš, savanaudis Povilas, buvęs geras vyrukas, kuris sako, kad fuck all, dabar aš su aš. Ir manau, kad tai prisideda prie to mano tokio performinimo neoptimalaus, vadinkim taip. Kitas dalykas, kadangi aš dabar čia kaip ir klausiu vis tų klausimų apie save, savo bandau geriau kažkaip į savęs klausyti ir girdėti ir taip toliau, tai nori, nenori, man į mano objektyvę ateina ir šito darbo klausimas mano, tai mano veiklos. Tai vat ką aš noriu veikti, ar man patinka, ką aš veikiu, ar aš norėčiau kažkaip kitaip, ar kokie būtų tada variantai, jeigu kitaip, tipo, ką veiktum, jeigu dabar, pavyzdžiui, tau nereiktų, žinai, nieko nereiktų dirbti, pavyzdžiui, galėtum veikti viską, ką nori, tu užtektų pinigų ir laiko ir galėtum daryti viską, ką tik tai nori. Tai visokių tokių klausimų klausinėjimas ir bandymas į juos kažkaip tai atsakyti, ar juos suprasti, ar pajausti, irgi reikalauja resurso. Bandžiau atsakyti savo į klausimą, tai ką aš veikčiau, tai kaip aš norėčiau, kaip atrodytų mano gyvenimas, jeigu man nereiktų nieko rūpintis ir ko aš norėčiau. Man iš principo reikia pinigų, nes pinigų aš nesu čia pritaupęs, kažkur neturiu kažkokių didelių saugiklių, iš tikrųjų toks man gausis tas mano Vegaso ta kelionė toks kaip ir all-inas kažkuria prasme. Aišku, pliusas mano yra man, kad aš turiu namus, turiu vaikus, neturiu paskolų, neturiu skolų. Bet va to tokio, kad būčiau kažką čia užbildinęs labai, kad turėti tą kažkokį labai didelį saugumą, tai ne. Kodėlgi negali būti taip, kad aš nuvažiuosiu į Vegasą ir laimėsiu ten milijoną? O kodėl tas negali atsitikti, jūs man papasakokit. Aš iš tikrųjų niekada nebuvau labiau pasiruošęs važiuoti į tokią kelionę. Niekada. Nei kas liečia patį pokerį, nes paskutinius 2 metus vis tiek aš jau ten savo tempais, bet mokiausi apie patį žaidimą daug, teoriją, mechaniką ir panašiai. Plius aš, kadangi daug gyvai žaidęs, tai turiu nemažai valandų gyvo pokerio, kas yra tikrai didelis pliusas žaidžiant gyvai, turėti tos patirties ir būti buvus situacijose. Tai yra irgi pliusas, tai šitas 2 sudėjus jau yra gerai. Tada trečia, tai yra, aš jau esu, kaip čia pasakyti, jau subrendęs, jau dėdė, jau aš esu dėdė praktiškai. Tai visa mano gyvenimiškoji patirtis ir netgi ir šitas pastarojo pusmečio mano bandymas grįžti arčiau savęs ir bandymas dar daugiau jausti ir kas man trukdo tą prie stalų perkelti tas mano žinias. Ir pabandyti per tas 3 savaitės max paperformint, kaip jau aš moku, taip jau moku, bet kad atiduotų visą save. Ir why not, kodėl aš negaliu laimėti pinigų ir nedirbti po to metus. Ir veikti tai, ką aš noriu, ieškoti, daugiau dainuoti, daugiau groti. Tiesa, čia intarpas, bet per visą šitą laiką jau turėjau 3 dainavimo pamokas. La 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 la. Iš tikrųjų, tai dainuoti dar nežinau, kiek aš ten mokausi, bet labiau man veikia tenais kaip terapija. Pažindinuosi su savo balsu,
pradedu matyti, man mokytoja parodo, kad aš užspaudęs balsą esu kažkur ir žodžiu, aš čia šokinėju pirmyn atgal, bet kodėlgi aš negaliu Vegase laimėti pinigų ir tada skirti tuos metus savo ir savo rebuildui. Vat, kad aš esu čia, matau, kad čia aš pats esu tokiam, vadinkim, tokioj kažkokioj vat, pradžioj, tada tiek gyvenimas mano aplinkui, tiek šeima, tiek santykiai su antra puse, tiek va santykiai su veikla, santykiai su gyvenimu, su savim, yra tokiam taške, kur nežinau, kiek aš tame noriu būti, kad aš esu jame atsidūręs, taip, tam tikrai mano sprendimai mane iki tenais atvedė, taip, bet dabar atrodo, aš pamačiau, kad aš buvau vedinas kažkokių tai netokių norų, ar ėjau nesuprasdamas ir nejausdamas, ko pats noriu ir kad man dabar reikia kažkaip čia su visu tuo tvarkytis. O geriausiai aš su tuo susitvarkysiu, kai aš turėsiu laiko savo. Ir aš galėsiu būtent per kažkokias veiklas savo, per kūrybą, per muziką, nes aš jaučiu dainuodamas, kažką grodamas, kad aš labiau leidžiuosi į save. Yra visokių praktikų, labai įdomi praktika yra, nežinau, kiek aš čia dabar noriu išsiplėsti iš tikrųjų, nes jau čia varau apliesiai per aplinkui, bet varau. Whatever. Žodžiu, kaip į tą kūną įlysti labiau, kaip į tą jausmą įlysti labiau, kaip protą paleisti labiau, yra čia tų praktikų ir tam tikrus dalykus aš darau ir bandau ir noriu juos daryti dar daugiau, noriu pradėti nardyti ir, žodžiu, daug tų kažkokių veiklų turiu, bet visom jom trūksta laiko ir lėšų. Ta Vegasą ir pamačiau kaip kažkokią tai galimybę, why not, pateksiu, aš žaisiu ir ten yra tikrai galimybė laimėti pinigų. Kokio jinai dydžio, aš nežinau, bet jinai yra. Ir gal man tiesiog reikia pagaliau pirmą kartą gyvenime pasakyti, kad, tai jo, tai važiuoju, aš ten laimėsiu, aš tą milijoną ir pochai man. Kodėl? Nes vertas aš. Tokį vaibuką noriu palaikyti. Irgi panaudoti kaip kažkokį eksperimentą, kaip praktiką, kaip tiesiog patirtį ir pasižiūrėti, kas iš viso to gaus. Bibi, žino, čia pradėjau šnekėti ir vėl apie viską ir visai, bet taip, iššūkis, važiuoju į Vegasą, laimėti pinigų ir laimėti savo laiko su savim. Erdvės naujom idėjom kažkokiam, naujom galimybėm. Kai aš galvojau apie tą pokerį, ar čia man patinka, ar nepatinka, ir tada man toptelėjo, kad tas Vegasas, aš dar taip ir nebuvau ir davai gal dabar tada laikas pabandyti tenais, leisti savo pabandyti nuvažiuoti tenais. Ir pist atsitiko, ne labai lengvai, bet atsitiko, laimėjau aš tą bilietą ir važiuoju aš tą Vegasą. Tai planuoju ir toliau kažkokią formą kažką įrašyti, kažką pasakyti, nes jau pradėjau šitą filmą, tai dar biškį pafilmuosiu. Pasižiūrėsim, kaip ten seksis. Kaip ten viskas bus. Tai va, tai tikriausiai tiek čia. Dar aišku, liko karočią šitą. Liko dar apie vieną tokią verslo idėją papasakoti. Aš kadangi čia ir prieš tai buvau sakęs, kad, aš net nežinau, ar čia mane filmuoja. Filmavimas nėra mano stiprioji pusė. Mano stiprioji pusė iš tikrųjų yra pardavimai, pirkimai, nuoma, visos rinkos. Žodžiu, daug aš turiu patirties, daug dirbęs, daug klientų, daug pravedęs, daug supratęs ir parodęs. Ir va, tai, bet filmuoti dar nelabai, dabar va čia tik tai pradėjau savo filmuoti, tai iš tikrųjų, kadangi aš suprantu, tiksliau aš jaučiu, nes suprasti šito protų tu negali, kad konceptas, kad tu pirki pigiau, parduodi brangiau, yra senas ir yra neįdomus. Reikia į viską pažiūrėti kūrybiškai, o kūryba iš proto neateina. Reikia pailsėti, reikia pamedituoti, pabūti arčiau savęs, įkvėpti, iškvėpti, nurimti. Tai va, tai kuo aš mokau? Tiesiog noriu su jumis pasidalinti pradžioje vieną savo šitą verslo idėją apie savo paslaugą. Dabar nežinau, kaip čia man, palauk aš, taip gal galiu. Šitą, 1, 2, 3, davai sukam. Girdi, bля. O. Va. Atsuktas, tik nežinau, kaip čia matysis. Faktas, kad matotės, kad matausi aš,
va, ant tilto. Dabar jūs manęs paklausite, kam aš atsinešu bulkas. Aš atsinešu bulkas, nes... A tai jūs paklausys, o tai Povilai, kur tai čia verslas, kur čia pinigai? Tai aš jums papasakosiu. Žiūrėkit, ką jūs čia matot? Tai jūs matot, vadinasi, naminė raudė žuvis. Dabar klausimas pirmas tau. Ko nori žmogus? Ką nori žmogus, moteris, vyras? Nori grožio. Dažniausiai gyvenime pradžioj nori grožio išoriai, po to kažkuriuo metu jau supranta, kad, reikia grožio į viduj paieškoti. Pradžioj, žinai, pas save, ne visą laiką gaunasi. Antras klausimas. Ar raudė yra graži žuvis? Šviečiant saulei, raudė, auksinės spalvos raudė, šviečiant saulei atsispindi raudoni pelekai. Jie padaro tokie pat gražia, kaip ir visos kitos akvariumų, netikros kitų šalių. Ir šitose fermose pagamintų žuvų tenais tų netikrų su antibiotikais. Aš jums parodysiu. Va, aš įkišu savo koją. Kiek jos čia drąsios ar nedrąsios. Iš tikrųjų, tai pirmą kartą šiais metais šitą darau bairį. Tai žodžiu, pirmas klausimas buvo grožis. Antras klausimas buvo, kas ten buvo? Palauk, grožis buvo, ir raudė, graži. Graži ir didelių, yra va tokių didelių plaukė. Nu gerai, ir tada trečias klausimas. Kaip manai, kiek Lietuvoje gyvena gyventojų? Kažkada tai buvo daug, buvo 4 milijonai, po to 3, tai mažai. Viską Lietuva išvagė visų. Nu gerai, tai mes padarykim paprasčiau. Mes nesikabinkim už emocijų, mes kalbėkime skaičiais, kaip tikri skaičių žmonės. Gerai, gal nereiktų čia labai emocijų rodyti. Iš tikrųjų, mes galime tiesiog pakalbėti skaičiais. Tai man patinka kalbėti skaičiais, aš kaip esu profesionalas, tai man skaičiai patinka. Būna skaičius pasakai, viskas būna patampa aišku. Tai dabar žiūrėk, jeigu mes apvalinam, milijonas, gerai, tų gyventojų čia Lietuvoje, milijonas, gerai. Tai kaip tau atrodo, kiek jų turi akvariumą? Kiek? 5 tūkstančiai, 10 tūkstančių, 15 tūkstančių. Tai dabar tu paskaičiuok. Viena raudė, 1 euras. Kiek akvariumų mes skaičiavome skaičių žmonės? 5 tūkstančiai, 10 tūkstančių, kart 1 euras. Matematika, susiskaičiuosi. Tai tokį va turiu kursiuką paruošęs. Gerai viskas, varom. Buvo. Viena pusė aš, a į kitą pusę pasukasiu šo, aš. Tai jeigu tu esi tas, kuris nori išmokti verslo, nori išmokti kitų pagrindų, nori išmokti svarbiausia - kūrybos, paleidžiam protą, jungiam vaizduotę, Arba uždėti laiką ir aš tau atsiųsiu nuorodą į savo kursą, kaip parduoti, kaip nefilmuoti. Nu girdi, naują padariau kursą, kuris vadinasi kaip parduoti, o nebūti parsiduovusiam, o nebūti parsiduodusiam. Nu tai gerai, 3 dabar atsisuka. Va, karočią, toks kursiukas mano, žinai, toksai paprastas, kad, žinai, kad labiau kurti ir sukurti, negu kurti ir papulti. Šiaip tai čia tos raudės nuo vaikystės mane lydi. Aš čia kai buvau mažas, šitas raudės gaudydavau, belia kaip mano mėgstamiausia žuvis buvo. Tai dabar jas čia laiks nuo laiko pašeriu. Dabar tik visai neseniai atplaukė, nes šaltas pavasaris buvo, dar ne tokios aršios, pratinosi, tai praeitais metais karočią iš rankų valgė batončiuką. Tai dar šiais metais reikės biškį jas pakrūtit, bet žodžiu,
tiek žinių. Nu gerai, biški daržą. Daržą palauk, taip mes atsuksim. Op, va daržas. Tai iš daržo turiu 2 neužpildytas lysves žemėm, nes neužteko žemė. Nenorėjau pirkt, tai pasigaminsiu kompostiniai, kitam sezonui bus. Čia turim visokių tai kopūstų viduj, čia turim svogūnų, čia turim random miksą, čia kažką. Ir čia turim žirnius, žinai, geriausiai atrodo, jau laukiam kažkada, ar savaitę 2 ir bus. Žolė nepjauta, tai va šiandien dar bandysiu nupjaut žolę, šiltnamį nerodysiu, neįdomu. Tiesa, bet irgi nerodysiu. Nieko aš karočią jums nerodysiu, bet turiu ir sliekų tą pasidaręs, žodžiu, pasidariau sliekų akvariumą, va mūsų šuo. Va, moliuską tiesiog valgo iš ežero. Tai, karočią, peace.